Pasak skaičių, Europos Sąjungoje gyvena ne tik aukščiausi žmonės. Čia yra ir aukščiausias išsilavinimo lygis bei studijų kokybė. Tačiau šias 27 valstybės skiria ne tik mėgstamiausias maistas. Pasižiūrėkime į Lietuvą. Nors čia gyvena 3 milijonai žmonių, bet turi jie net 5 milijonus aktyvių SIM kortelių. Be to, jie naudojasi greičiausiu internetu pasaulyje. Ir nors Lietuva jau per 1000 metų, jos gyventojai šiuolaikiški. Facebook tinkle galima sutikti kas trečią lietuvį. Tai viena iš mažiausių Europos Sąjungos valstybių, tačiau į 4. pagal aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių procentą. Net 1 iš 4 gyventojų turi aukštojo mokslo diplomą. Mokslas Lietuvoje nėra jaunas. 1579 metais Vilniuje buvo įkurtas vienas pirmųjų universitetų centrinėje ir rytų Europoje. Vienas jo absolventas, Kazimieras Simonavičius, vėliau sukūrė daugiapakopę raketą. Per praėjusius šimtmečius šalyje radosi 18 mokslo centrų, 23 universitetai ir 24 kolegijos, kuriuose mokosi daugiau nei 187 tūkstančiai studentų, iš jų 3 tūkstančiai užsieniečiai. Tai sudaro tik 2 procentus, bet šis skaičius kasmet auga visais 25 procentais. Studentai mokytis į Lietuvos universitetus atvažiuoja iš 80 valstybių. Žinių troškulys atvilioja jos iš skirtingų žemynų – Europos, Azijos, Afrikos ar net Australijos. Tarp atvykusių studentų 55 procentai nešioja akinius, 9 procentai ilgisi namų, o didžioji dalis studijų kokybę vertina labai gerai. Lietuvoje jie gali rinktis iš 130 bakalauro ir magistro studijų programų, kurias krimsti gali angliškai arba rusiškai. Nors paklausios yra ir medicinos, verslo, tarptautinių santykių bei lietuvių kalbos studijos, tačiau dėl itin stipraus parengimo populiariausi yra aukštųjų technologijų mokslai, ypač inžinerija, lazerių, informacinės, bio ir nanotechnologijos. Štai kad ir Dato iš Gruzijos. Po vidurinės mokyklos vaikinas įstojo į universitetą Lietuvoje studijuoti civilinę inžineriją. Akademiniai metai Lietuvoje prasideda rugsėjį ir trunka 9 mėnesius. Studijuodamas Dato įveiks 8 semestrus ir turės 8 atostogas, bus išgėręs 1108 puodelius kavos, 1 kartą persirengęs vienuoliu, 2 kartus velniu, susiradęs 124 naujus draugus, pagal mainų programą Erasmus 1 kursą praleidęs Romoje, 1 kartą įsimylėjęs, 1 kartą nusivylęs meilę, išmokęs visus medžiagų atsparumo dėsnius ir po 4 metų gavęs visoje Europos Sąjungoje pripažįstamą diplomą. O dėl aukštojo mokslo reformos Dato galės tęsti studijas vienoje iš magistro programų. Adekvačios studijos Londone, Milane ar Ciuriche kainuotų vidutiniškai 4 kartus daugiau, todėl Dato neįklims į skolas ir dažnai važiuos į Grenlandiją stebėti banginių. Be to pragyvenimas Lietuvoje vienas pigiausių Europos Sąjungoje. Lietuva turi ne tik 5 nacionalinius gamtos parkus, bet ir 5 mokslinių tyrimų centrus – slėnius. Čia studentai gali gauti neįkainojamos praktinės patirties tiesiogiai iš pažangiausiose ateities technologijų įmonėse dirbančių inžinerijos, biomedicinos, energetikos, informacinių technologijų, lazerių ir kitų sričių specialistų. Todėl, kai kitą kartą galvosi, kur studijuoti Europoje, studijuok Lietuvoje.